Sveiki visi, mes ir vėl susirinkome gaminti kartu su manimi šioje nuostabioje laidoje Gaminkime kartu. Šiandieną gaminsime obuolių pyragą. Pirma, mums reikės kambario temperatūros sviesto, tačiau man patinka jį pasikaitinti pačiam. Išlydytą 150 gramų sviesto dedame į šį dubenį. Taip pat paimame 300 gramų skaniojo cukraus. Taigi dedame sviestą. Įdėję sviestą dedame iš karto cukrų. Tai yra antrasis mūsų etapas. Tada viską plakame su mikseriu iki vientisos masės. Būtinai viską plakite ilgai, kad būtų viskas vienas, būtų viena vientisa masė, kuri primintų, kaip aš sakau, purvą. Taigi, baigus plakti, reikia trečiojo ingrediento. Paimame kiaušinius, 2 kiaušinius. Mušame kiaušinį. Jį įmušus plakame. Paimame antrąjį kiaušinį, įmušame į dubenį. Tada plakame toliau. Priėjome prieš paskutinį dešros gaminimo etapą. Mums reikės 300 gramų miltų, sumaišytų su keliais arbatinės šaukšteliais kiekvienam. Visą tai mes turime suberti į dubenį. Subėrus viską, plakame su mikseriu toliau iki vientisos masės. Priėjome paskutinį dešros gaminimo etapą. Mums reikės 200 ml pieno. Pilame pieną į dubenį. Supylus, plakame su mikseriu, kol bus graži vientisa dešra.
Iš anksto pasiruošiame išteptą skardą, geriausiai atsidarančiu dugnu. Į ją dedame 2/3 tešlos. Tada imame iš anksto supjaustytus ir su cinamonu bei cukrumi sumaišytus obuolius bei dedame į mūsų skardą. Skanūs obuoliai yra iš tiesų labai skanūs. Ir kuo daugiau cinamono, tuo skaniau. Likusią tešlą dedame ant viršaus obuolių ir paskirstome tolygiai. Tada kepame pyragą iki 175 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 50 minučių. Taigi, šios dienos laidą mes jau baigėme. Ir aš jau turėsiu eiti. Tikiuosi, jums pyragas patiks. Iki.